Karočią, šiandien biški laisvesnė diena. Mano objekte dirba baldininkai, tai nenoriu maišytis. Sugalvojau atvaryti garažiuką. Ir galvoju, ką čia nuveikti įdomaus. Žiūriu visokius dekoratorius paskutiniu metu, kažkaip labai domina tie visokie dekorai. Ne kvarca, tie domina dekorai, ypač mikrocementas domina. Kadangi patys užsiemam apdailą, tai galvoju, reikia išmokti tokių visokių majadnybių. Tai aš jums buvau rodęs, kokį dekoriuką galim pasidaryti iš rotbando. Tai čia tas vadinas, šitas dekoras yra karta myra vadinas. O šitas yra toks, aš čia bandžiau su paprastu šitų šepečiu, su šituo šepečiu prabraukyti, kaip apdžiuvo biškį, su glaistyklė prasibrauki ir gaunas toks kaip siūlų efektas, kažkas tai tokio švelniai suglostytas. O tai šiandien žinot, ką sugalvojau? Visi tie įdomiai ten pardavinėja tos dažus, ten su smėliu, visokius ten efektus daro. Ir pas mane buvo likę, aš kadangi mėgstu eksperimentuoti, buvo likę kvarc grunto. Jisai yra naudojamas kaip tik prieš visus dekorus, dar kažką, bet pagalvojau, kodėl jie negalėtų panaudoti kaip dekoratyvinį dažą. Tai tą mes su jumis šiandien ir pabandysim padaryti. Pažiūrėsim, koks gausis efektas. Tai čia aš buvau šitą pagrindą nudažęs su voleliu pirmą sluoksnį, nes kadangi darau ant kartono ir ant jo nelabai kimba gerai. Tai visą laiką su juo prasigruntuoju ir tada gali dėti kažkokį dekorą. Aš nesu kažkoks dekoro specialistas, bet pabandyti įdomumo dėliai ir jum parodyti. Pažiūrėkim, kas mums gausis. Čia yra grinai paprastas kvarc gruntas. Tai mes jį pabandykim patapšnoti ant glaistyklės, kaip rodo visi dekoratoriai. Pasitapšnuojam. Daugiau mažiau. Užsidedam ir pažiūrėsim, ką mes čia gausim. Bandykim pritapšnuoti. Turim visai neblogą efektą. Taip. Biškį daugiau. O galim užsidėti taip. Užsidedat. Užsimetat. Norit tirščiau, norit mažiau. Ir darot tokį rauplėtumą. Ir paskui mes jį bandysim užlyginti. Tai va, turim dabar tokį efektą. Ir kai padžiūs, žiūrėsim, kas mums čia gausis. Tai dabar kol kas biškį luktelkim, kol jis sutrauks. Nes šitą kvarc, aš manau, kvarcinį gruntą irgi galėtų užmaišyti spalvos ir jisai visai, man atrodo, gerai atrodytų. Ir su jo sukibimas su pagrindu irgi geras. Tai aš manau, su jo netgi paėmus tokį, daleiskim, šepetėlį dekoravimo, su jo galėtum irgi daryti tos visus tokius atseit piešimo efektus. Tai aš jums parodysiu tą šepetėlį. Va.
Va. Yra va tokie šepetėliai ir su jais gali daryti tos visokius piešimo efektus, o visai braukyti ir išgauti dekoro grožį. O čia dabar kaip padžius pamėginsim, pažiūrėsim, kas čia gausis man pastumdyti. Nu ką, bandykim, biškį padžiuvo, bandykim patepti, pažiūrėsim, kas čia gaunas iš to mūsų kvarc grunto. O, matot? tą patį galim padaryti. O, tos pačius žemėlapius, mes galim išgauti tos pačius žemėlapius. O. Žiūrėkit, išėjo tie patys žemėlapiai, dekoras. Tas pats dekoras kaip, nežinau kaip čia matytus geriau. O. Tas pats pasaulio žemėlapis, tik tai iš kvarcinio grunto irgi. Čia dabar gali uždėti spalvą ant jo, jeigu nori uždažyti ant viršaus. O jeigu nori, netgi gali parduotuvėje paprašyti, kad tau užmestų kokią nori spalvą, įmaišytų į jį ir viskas. Ir turi gatavą produktą. Manau, jisai tikrai laikys ir netrupės. Tai va, pigios alternatyvos visokiem dekoram. Įdomu būtų išbandyti pas kažką tai ant sienos. Tai va, paprastas. Paprastas šitoks relax dekor va.